graipsų reikalai? Nereik. Jonas yra pačioj. Nu, pakalbėsim apie dubulius kitaip dabar. Žiema visiems bus įdomu pažiūrėti, va, Paulius. O, leštys kiba? Ne. Šapalas? Šapalas? Šapalas, jo. Ropkė, konkurentas turi? Tai jau legalus. O, gali parodyti. Jau net matuot nereikia. Kimba vienas po kito. Čerpokas. Naujas modelis. Jonas Preston. Tai va, kaip mums sekėsi tie dubuliai, o sekėsi ir gerai, ir blogai. Liūdna per vieną taškelį nuo medalio, nuo vazono. Va tiek trūko. Bet ką padarysi, yra kaip yra, nugalėjo stipresni matyt. Tai o šiaip tai nežinau, taktikos buvo įdomios, ten porą treniruočių turėjom, tai ką mes ten, pasibandėm ir nusprendėm tokį dalyką, kad gaudom dziko, toksai dziko kasterį, matailis, aišku. Ir atrodo, ką mes ten dar turėjom, jau biškį nepamenu. Man atrodo, kad mes pagrindė tai buvo, galvojom, taip treniruotės parodė, kad kasteris ir matailis pagrindas. Matailis ir kasteris. Buvo pagrindas. Jo, kasteris ir matailis pagrindas ir mums buvo tas, kad rodė, kad žuvis biškį pakilusi, tai mes su kasteriu viršui papurtę biškį bandydavom nusileisti į apačią. Tai per treniruotės pavyko, per varžybas pirmą dieną tai visai nepavyko. Pirmą dieną tai kasteris gavosi, kad biškį nužudė mūsų taškus. Bet atydavo toks laiko tarpas, kada kasteris neveikdavo visiškai, bet būdavo, kad jis suveikdavo labai gerai. Nes būdavo, jeigu gaudom nuo, tarkim, starto pradžios ir duodi kasterį, tada tu tašką dusni. Bet jeigu pradedi gaudyti nuo pietų, nuo 12, nuo 1 valandos kasterį, tada būdavo labai gerai. Dėl ko tai būdavo, aš neįsivaizduoju. Sunku pasakyti, kas čia tai buvo. Finale taip ir nesupratom iki galo tos balos, galbūt mažai treniruočių, daugiau treniruočių, tai gal kažką tai būtume kitaip. Aišku, ten tik tiek, kad kas gerai buvo, kad dar tokį suradom, kad jeigu yra smulkios žuvies, tai gaudyti smulkią žuvį iš arti. Keletai žmonių būtent tai labai gerai sudirbo. Gal nuo vietos priklausė irgi, kur tai ne gal nuo vietos, tai ten ypač priklausė, bet jeigu yra ir jeigu pasikūrė nuo pat pradžių viskas ir pasiėmė ir vienetuką ir antras atrodo. Tai vienetukų ne vienas buvo? Ne, bet ten su ta smulkme. Tai smulkė 2, ne, vienas. Vaidas, man atrodo. Ir Ropkė, tai bet jie toj pačioj zonai jie šalia sėdėjo, tai gavosi, kad vienas pirmas, kitas antras, man atrodo. Vienas pirmas, kitas trečias. Ai, trečias. Jo, bet ten viskas gerai išėjo. Ir kažkam gerai, kažkam ne, bet tai čia taip ir būna, vieniem geriau, kitiem blogiau. Ir ką, Ant pirmą dieną neblogai sekė. Pirmą dieną jo, komandiškai gavosi labai gerai. Labai gerai. Kažkas sakė, kad labai prastą vietą įsitraukiau C9, bet C9 nusinešiau zoną. Šiaip gan labai. Tai vienai komandai gerai, antra biškį praščiau pavarė. O antrą dieną, antra stabiliai taip pat kaip pirmą dieną, o ta kur gerai nelabai. Jo, ir gavosi. Pakrito. Viena komanda, kita komanda pakilo, bet išlikom stabilus. Išlikom kaip klubas, tai stabiliai. Laikas. Viens prie pat kito. Abidvi komandos. Stabiliai visą sezoną ir gerai, iš to mokomės, iš klaidų mokomės. Gaila aišku, kad
nepavyko vazonėlio. Apie 2 komandos turėjo galimybę. Gal kitais metais. Bet yra kaip yra, jau nieko nepadarysi. Viskas gerai, smagus sezonas. Šiaip sezonas tikrai nebuvo labai jau tragiškas. Čia va su tais dubuliais, tai va toks cirkas, viskas ten gerai. Nieko. Dar pasitreniruosim ir bus gerai. Valo, prašo tavęs. Tempgi čia. Menkė? Tempgi čia. Na, jeigu čia visi šapalus gaudo, gal ir čia toks pat. Bet čia, manau, stambesnis daug. Ešerė kokias tam. Arba ešerė didelė. Kas te? Žinau, bando bėgt. O tai tikrai nedarai? Ant grūdako įima. Greitkas nepramašas. O, lydeka? Ne. Lydeka tave. Kreipštą normalų paimk, kad tai drugelis. Jau lydeka. Lydeka turbūt tikrai. Lydeka, nu. Taip. Bet kiaurai vandenį matau. Kartais. Arba žioblis didelis. Lydeka. 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 Nepavydėkit, žiūrėkit savo gerai galūnių. Ilg? O, čia su. Žiūrėk, Su mepsu kažkokiu. su visų karabinu. Nu. Kai brakonierius. Su kokiais kabliukais gaudai tai. Tai tu sąžinės, tai žmogau. Dariau. Va tokia kimba su tokiais kabliukais gaudom. Žvejų mėka, nevėžis. Dobė. Bet va, spiningistai Kai kokie didu. gyvuliai, ne? Tie jau spiningistai gyvuliai. Reikia ir šitus padaryti, kad ant inline, nu ta inliner būtų. Čia jau legali spėju. Jo. Tai jeigu užkabinta, tai net matuoti nereikia. Nu, bet čia gražu. Čia gražu. Pradedam nuo to, kad dubulių etapas. Panevėžy. Neblogas etapas. Žuvies nemažai. Gal tikrai tam padedam? Tik gal reikėjo. Tik gal vėlgi pasikartosiu, kaip visą sezoną ir sakau, kad patirties man trūkumas. Kitiem kolegom gal geriau sekėsi, bet taktika buvo per tas 2 dienas šiokia tokia surasta. Jos buvo kaip ir 2. Toliau arčiau žvejo. Gaudyti arba karšiuką iš toliau, arba grinai iš užšarą piršto dydžio. Kojytės, raudytės. Jo, kas pirmą dieną man ir pasiteisino. Tik neištraukiau iki galo. 222 vienetai užteko trečioje vietoje, buvau zonai savo. Aš gaudžiau
sakykime, tikrai neblogai pirmą dieną. Paėmiau zoną. Buvo taktika gaudyti, aišku, karšiuką, atsisėdau kampiniam sektoriui. Bet iš pirmų metimų karšiukas neatsiliepė. Pradėjau gaudyti kojas, nes turėjau tokią galimybę, visiškai iš po kojų gaudžiau. Ir kai pamačiau, kad jau nemažai tikrai prigaudžiau jos, gal už porą kilų jau turėjau, sugalvojau, kad dar galima ir karšiukų atsigaudyti. Mano taktika buvo tai, kad daug kasterio paduoti ir to pasiekoje ir bigą pagavau, kilas 290. Tai kaip ir manau, kad tą, ką buvau radęs, kad kasteris tinka ir patinka žuvim, tas ir pasiteisino. Pirmą dieną likau pirmas, antrą dieną biškį sunkiau, zona buvo sunkesnė, turėjau kliuvinį labai didelį, labai daug žuvų nutrūko į tą kliuvinį. Antrą dieną likau penktas. Tai kaip ir, sakykime, neblogai viskas, tik tai va tas kliuvinys labai trūkdė, labai daug žuvies ten liko. Turėsim kitą kartą pamoką, kad reikia pasistatyti pedaną tolyn, bet vėl galvojau, kad galbūt būtų pasiteisinę tos pati kojytę gaudyti, bet labai tiesiog buvo jinai per maža, labai neaktyviai kybo ir teko gaudyti karšiuką, kuris už krūmų, ar kaip ten net pavadinti, žolių linijos, kur ne kiekvieną kartą galime ir ištraukti. Tai vat, kaip ir etapas labai fainas, patiko, manau grįšim, bandysim laimėti taurę jau, komandišką visą.